Pristatome vieno žymiausių lietuvių keliautojo, žurnalisto ir visuomenės veikėjo Mato Šalčiaus užsienio pasą. Įprastai Lietuvos piliečių asmens tapatybės kortelėse arba pasuose yra įrašomas asmens vardas arba vardai, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, piliečio atvaizdas, parašas bei informacija apie dokumento išdavimą. 1928 metais Matui Šalčiui išduotame dokumente galime rasti informaciją ir apie asmens gimimo bei gyvenamąsias vietas, profesiją, veido formą, akių ir plaukų spalvas. Šiame dokumente yra įvairių valstybių vizos ir žyminiai mokesčių ženklai nuo 1928 iki 1933 metų. Įskaitant ir Mato Šalčiaus garsiosios kelionės po Europą, Afriką ir Aziją 1929–1933 metais vizos. Grįžęs, remdamasis kelionės įspūdžiais, 1935–1936 metais Matas Šalčius išleido 6 tomų leidinį Svečiuose pas 40 tautų, už kurį buvo apdovanotas Spaudos fondo premija.